Travis, today you showed me this awful, horrible Mustang in your yard. Yes. But I'm going to challenge you to, you told me the dream, this GT500 dream, yeah? Yes. I challenge you to bring it to Wembley for Petrol Henderson Underground. It will be in the show. Your deadline is 28th of March. Okay. You make it happen? I think so. Okay, I'll see you there. I'm waiting. Išties krantą. Okay. Kaip visada. Su pypinėm pasitinka, Mustangėnas atvažiavo. O vyrai, traukit kameras. Nu, traukiu jau, traukiu. Gai atjojo. Sveikas gyvas. Labas, malonu. Ką turim? Mustangėną. O, tie ratai net gražesni negu galvojau. Nu. O, reikalai jau matau, slapukai. Prasidės, nebus slapukų. Jau bus bajeriukų. Tas kiemas, jinai Mustangų matė. Oi, vėl išlūžęs ratas. Upsi. Šįkart tikrai ratas. O Landžeronas tiesus. Hu. Ha, bakelių nėra. Ir buferį dar sugadino. Na ką, Mustangėnas važiuoja žemyn. Neaišku, čia savo kodų nuvažiuos. Biški vienas ratas palūžęs. Du 7, 5, 40 ir 20. Jie yra geras padangos. Kažkas Mustango ženklą nukosijo. Čia biškis sparnas lenktas. Būtų smagu dar šį sezoną išlėkti su juo, bet nežinau ar gausis. Tai ką, sveiki visi sugrįžę į Beno projektai kanalą ir šiandieną ką darysim, tai kaip matėte jau iš ankstesnių mūsų video, tai kad nupirkom Mustangą už kažkokią tais pinigų sumą ir ką mes dabar darysim, tai truputėlį greit apžiūrim, ką mes čia gavom vis dėlto iš tos Amerikos ir bandysim užkurti ir turbūt dar apžiūrėsim daugiau ratą ir bandysim šiandien sutvarkyti dar ratą. Nu ir keliaujam. Tai ką mes turim? Turim 3.7 variklį ir neužmirštam dar vieno dalyko pasižiūrėti CarVertical ataskaitos šio automobilio su mano nuolaidos kodu. Jūs irgi galite naudotis CarVertical ataskaitą ir gauti nuolaidą ne 20%, o nuolaidos kodas yra bent 20%. Tai kaip matom iš CarVertical ataskaitos, tai šitas Mustangas turi ir odometro šauktuką ir title patikrą ir dar patirta žala. Bet truputėlį paėjus žemyn, žiūrėkit, kaip jisai puikiai nuostabiai atrodė būtent kažkada, kai buvo pardavinėjamas. Yra tikrai nestandartinės spalvos, jisai toksai žalias Mustangas ir tikrai labai gražiai atrodantis. Ir jeigu mes paeisim dar kartą buvo parduodamas, irgi labai gražios nuotraukos. Dar ir pasižiūrėkit jau tos nuotraukos, iš kurių mes pirkom. Tai va, tai aukciono nuotraukos, jisai kaip matom buvo gavęs į šitą kampuką. Taip ir yra.
ir tikrai matom, kad kažkaip dar galia įdaužimas ir variklis viskas, kaip sakant, visos aiškiai nuotraukos matosi, kas buvo tam Mustangui. Surida 111, tai yra biškai kažkokio klastojimo, nesimato, bet tiesiog yra fat finger, tai matosi vienas fiksavimas, kitas fiksavimas ir tarp jų yra padaryta klaidelė. Ir ką galim pasižiūrėti, jo istoriją, komplektaciją, istoriją Amerikoje, kas buvo. Ir tikrai jinai yra pakankamai išsami. Ir tikrai jūs, pirkdami automobilius, neužmirškit pasinaudoti mano nuolaidos kodo BEN20 savo CarVertical ataskaitai gauti. O dabar keliaujame apžiūrėti šio Mustango. Tai ką, iš pradžių pasižiūrėkim į variklį daugiau. Ir kaip čia viskas pas mus atrodo. Ir kas čia per didžiausias smūgis. Tai gali matyti, kad smūgis čia visasoje. Čia va dar lempa senoji yra likus. Laikiklis sparnas nuplėšas. Kažką jisai daro. Bet variklis atrodo nepažeistas. Tai kaip jau pelių apgraužta būtų. Ir turim radiatorių lūžusi. Šitoje vietoje radiatorius visas lūžęs. Sulūžęs radiatorius. Na, bet iš tikrųjų šiaip variklio skyrius atrodo visai neblogai. Ir tam, kad suremontuotumėm šį Mustangą, mums reiks ką padaryti, iš tikrųjų išimti netgi visą variklį. Tai tiesiog jį ištraukti ir darysim video, per kiek laiko mes ištrauksim šį variklį. Tad neužmirštam palaikinti šio video ir pasubscribinti kanalą, nes neužilgo pamatysit jau, kaip mes išlupsim šitą variklį ir per kiek laiko užtruksim. Tai galite rašyti komentaruose, kiek laiko užtruktinka išimti Mustango variklį. Dieną, 2 valandas ar 3 valandas. Nu, rašom komentarą ir pažiūrėsim, kas arčiausiai bus teisybės. Tad ką, keliaujam toliau aplink Mustangą. Iš tikrųjų, kas šitą Mustangą padaro visai kitaip atrodantį, tai ratai. Priekį uždėti 20-tiniai ratai ir iš tikrųjų visai kitaip atrodo. Gale irgi 20-tiniai ratai 275/40. Ir ką mes randam, dar vieną įdaužimą, kurį irgi reikės remontuoti, bet sparno mes nekeisim. Šiuo metu nėra pas jį jokios energijos, tai čia galinis buferis, galite matyti, kad irgi yra pažeistas, dažytas ir jinai skamba kitaip. Ir dar vienas dalykas, čia jau turime ne vieną detalę gavę iš signedo.lt, tai čia yra priekinis buferis, čia galinis buferis, čia slenkščiai, radiatorius, tai iš tikrųjų jau turim praktiškai visas detalės susipirkę šio Mustango remontui iš signedo.lt. Tad apsilankykit ir jūs šioje parduotuvėje ir pirkit savo automobiliams, jie tikrai turi labai platų asortimentą tiek važiuoklės, tiek visko. Ir būtent ką dabar bandom padaryti, einam į vidų, į saloną pasižiūrėti. Tai spalva tai man labai graži, tokia tamsiai žalia. Nemoku net pasakyti, bet jinai visai kitokia, nedažna Mustangui. O, salonė, tai bardakas. Žiūrėk, kaip yra sukištas visas šitas buferis. Dar kažkokių detalių jau įkrito. Bet pasižiūrėkim iš čia. Čia jau detalė viena atsiradus. Ir ką, matot, kad buferis, net visas buferis yra sukištas. Ir bardakas salone, kažkokių švieselių, tai aš manau, kad čia tikrai kažko atrasim. Popierių, čia kažkas išardyta, tai tikrai bus įdomus projektas. Ir ką mes čia nuveiksim. Dar ir dabūdžių radom. Taip, tai pasižiūrėsim, ką rasim salone. Bet ką aš manau dabar galim padaryti, atsinešam akumuliatorių ir pasižiūrim, kaip užsikuria šis Mustangas. Ką atsinešim savo mažuosius krokodilus ir mažiuką akumuliatorių, bandom pasijungti ir užkurti šitą žvėriuką. Opa, kažkas girdisi. Žiūrėkit, kokį mes raktelį turim šito Mustango. Kaip perku Mustangą iš Amerikos, tai vis kažkoks įdomesnis įpakavimas. Tai va, raudonas.
Ir ką, bandom užkurti. Ką, tiesos akimirka? Ir akumuliatorius per silpnas. Man atrodo, nepais mums šiandien su mūsų mažiuko akumuliatorium. Tai varom, žinot ką, atsivarom audinę. Be to, vėl galit palaikinti ir pasubscribinti kanalą, nes su šita audinė šią vasarą turėjom labai super kelionę, su kur nuvažiavom net iki Anglijos, su įdomiu kuru. Ir pasižiūrėkit, kokie ratai. Tokie auksiniai ratai ir šiandieną jau artėja būtent padangų montavimo ir pasiruošimo žiemai sezonas. Tad paras.lt man padėjo šiai audiniai nusidažyti ratus, susimontuoti. Ir keliaujam į paras.lt, išsirenkam padangas, skambinam Andriui, kontaktai bus komentaruose, sakot nuo Beno ir jums padės irgi susitvarkyti ir pasiruošti savo automobilio ratus žiemai. Paras.lt, labai geras padangų pasirinkimas, užsukam, perkam ir ruošime žiemai. O dabar ką, einam pasijungti akumuliatorių. O, kažkas ir. Einam. Tiesos akimirka. Opa! Ai, taip geriau nedaryti. Aš žinau, ką reikia padaryti iš karto, kai įlipi į Mustangą Capriką. Opa! Pažiūrėt, ar veikia nuimamas stogas. Oi, užkliuvo koja už to gazo pedalo. Ką mes turim visą buferį, tai gal bandom išmesti. Eik tu savo čia neišės, taip išim. Ką, eimam buferį, lauk iš anos pusės nelabai išėjo. Bet mums jo nebeprireiks. Žinot, kodėl, nes turim iš Signedo.lt tose dėžėse kitą buferį pilną. Bet čia galim matyti visokių tvirtinimai, visokios šiukšlės. Čia vat kažkokie ledai bus išvedžioti. Nu ką. O, eilinį kartą koinę radom. Tai va. Tai stogas nusiėmė. Variklis užsikūrė. Nežinot, ką mums dar reikia pasižiūrėti. Man visada įdomu, kas gyvena bagažinėje, kai parvažiuoja automobiliai. Einam pasižiūrėti, kas bagažiniai. Ate, kas nors jį. Hop! Opa! O bagažiniai nieko nėra, net zapaskės. Kad zapaskės net neblogai. Čia negerai bus. Ir kažkas pavogė arkliuko ženkliuką. Nėra ir to. Aparatų raktas. Kas? Aparatų raktas. Neradau. Nežinau, dar ieškos, bet aš šiaip jo neradau. Gerai gesinam, nes nėra aušinimo skyščio. Aušinimo skyščio nėra, tai čia nėra ko. Bet salonas biškai pripilijo. Tai kaip manot, reikėtų persiūti saloną, kažką pamodifikuoti šitam Mustangėnui saloną. Jaučiu, kad reikės kažką padaryti gražiau. Ratai irgi turbūt važiuos į paras.lt, nes šitą ratą einam pažiūrėti, kas čia atrodo, kaip čia viskas atrodo. Ratas kažkur va tenais įstrigęs, bet čia yra pažeidimų ir tikrai gražus ratlankiai. Tai galvoju, gal dar reikės pasižiūrėti, kaip čia yra. Ir ką dabar darysim, tai šiandieną mūsų tikslas yra pasistatyti šitą Mustangą ant visų ratų, nes šitas, kaip matot, pakeltas ir realiai šitas Mustangas šiuo metu nelabai važiuoja. Jisai sulankstyto šakės. Tai ką dabar darysim? Einam neštis įrankius, ardome šitą Mustangą, šitą būtent vietą, žiūrim, kas čia jam blogai ir kad jisai galėtų judėti į garažą, kur trauksim variklį. Tai ką, nešamės įrankius ir einam žiūrėti, kas čia blogai su tuo ratu. Jau.
Atsiduok. Kaip visada. Taip nutinka, imam atsuktuvą, čia skylė yra pali ir bandysim. Kaip skaudėjo. Eina. Nesakysiu kitų žodžių. Nu. Bandom šitą. Sabdžius norit paspaust? Jo. Bandysim. Dabar arba prisižaisim, arba ne. Pamėginsim. O. Dar vieną turim. O šitas jau nelenda. Ai. Reikia atsivežti vežimėlį įrankį. Atsibos pirmin, vėl vaikšti. Dar atsivežti kitų įrankių atveju. Ištęsti visiškai. Tai čia gal negerai. Ok, tu kūrus subrašiu. Negerai, į tą vietą buvo daužyti. Blogas pasiūlymas. Jesinam. Einaš. Ką? Medinis. Aiks. Va taip ir būna. Dar video pagaminti. O tai kam man 21 atneši? O žiūrėk gal. O. Su štai geriau. Net tiek giliai įsikant. Kažin, kas čia gausis. Negi dar vieną užtilinu. Nu, super. Ne vieną. 21 akis atnešė. Nu. Nu, paskutinis. Nu, ką tu? Opa! Opa. Ups. Nežinau, ar čia bus dar remontuojamas. -1000. Sakė mano sūnus, kad su lipne juostas susitvarkysim šitą ratą. Čia nieko tokio. Vienu žodžiu, ne kažką. Nu, žiūrėsim. Žiūrėsim, ką čia mes turim. O dabar žiūrim, ką čia turim. Ko čia tas ratas? Toksai. Ir ką mums dabar sparną reikia nusimti. Lauk, kaip čia. Ai, šitaip. Nusėmėm sparną, posparnį. O tai Fordas, tas mašinas iš Amerikos grįžusios. Ir ką mes čia turim? Vaikyti. Amortikas, žiūrėk, kaip čia linkęs. Linkęs amortikas. Štam jau. Huja. Žiūrėk, stabilizatorius sulindęs į vidų. Kažkaip stabilizatorius linkęs. Šakė. Kita iššoko, žiūrėk. Iššokęs čia kažkas. Čia iššokė. Vaikyti. Čia gerai suvalgė šitą smūgį, šitas reikalas. Matau. Nes realiai mums reikia viso naujo kelmo.
su vairo traukiam ir su viskuo. Šiaip tai turiu iš signeda.lt nusipirkęs visas detalės, amortizatorių, traukia ir visą kitą, bet matau, kad man ir kelmo reikės, tai jaučiu, kad keliauju į RRR ieškoti kelmo. Jo, atrodo, kad pasidarysim pertraukėlę. Dėl šito dalyko, na o ką, gal šiandieną tada ir užteks mūsų video, laikinam šį video, subscribinam. Ir kaip manote, ar baisus Mustangas, ar daug daužtas, parašykit komentarą, pakomentuokit, ką mums su juo daryti. Parašykit. Žinutė, ar norėtumėt žiemą pralėkti su kabriku? Tai va, vienu žodžiu, užteks su Benai nusišnekėt, laikinam, subscribinam, ačiū, kad žiūrėjote, o mes susitiksim jau neužilgo kitame mano video. O čia mes turime naują projektą Mustangieną kabrioletą, kaip čia. Tai vienu žodžiu kažkas gausis. Iki.